Bet galėsim pakalbėti apie smetonišką Kauną. Iš tikrųjų prasidėjo su Respublikos redaktorium Vytu Tomku, kai jis atvyko į Paryžių ir buvo mūsų svečias, nes jo tėvo brolis Jonas Tomkus jau nuo antrojo karo apsigyvenęs Paryžiuje. Ir jisai įstojo į Paryžiaus užsienio legioną ir gaudė fašistų Šiaurės Afrikoje. Ir jis sugrįžo į Paryžių su arabė žmonelė, sukūrė šeimą ir ilgalaikis buvo lietuvių bendruomenės pirmininkas Paryžiuje. Tai jis pasikvietė savo mylimų brolių sūnų į Paryžių. Tai buvo Vytas Tomkus. Tai iš karto su juo susidraugavom. Ir po to sekančią vasarą atvykau į Lietuvą ir jis labai mielai mane priminėjo. Ir vaišino, ir vedžiojo, ir rodė, ir pasakojo apie sąjūdį ir visus pasikeitimus ir kas darėsi Lietuvoje. Ką Lietuva turi, tai Lietuva turi ir turi džiaugtis ir didžiuotis. Man labai patinka, kad lietuvaitės ne tik gražios, bet ir moka puoštis, ypač Kaune. Gerai, eina į sporto salę su suknelėmis užpilkom net. Gerai, įsidažiusios plaukai gražiai susukti. Gerai, Kauno moterys ir Lietuvos moterys tai labai moteriškos. Ir tą labai vertina ne tik Europos, bet viso pasaulio atvykstantys vyriškai. Sako, ne tik gražios, bet ir tobulos, inteligentiškos, viską moka ir virti, ir sūti, ir turi savo karjerus, ir apsiskaitusius, ir pakeliavusius. Va, pavyzdys, kaip moteriai būti moteriška. Nes ir Jungtinėse, ir Prancūzijoje, ir Europoje moterys arba užmiršo, arba tingia puoštis. Ką čia man reikia? Ir čia gal labai seksizmo požiūris, bet kodėl moterys neturėtų būti moteriškos, aš nesuprantu. Gerai, tai mūsų kompanijoje Vilniuje yra labai daug jaunų vienišų arba išsiskyrusių moteriškių, kurios nesuranda savo porą, tai priima ketinimus iš atvykstančių užsieniečių ir tie užsieniečiai nusižiūrė mūsų moteriškas, jas užkalbina ir nustebina ne tik kokios jos gražios ir mielos, bet kokios jos tobulos ir išmintingos ir apsiskaičiusios. Va, tai čia Lietuvos pasididžiavimas. Gal čia tarybmečių palikimas, kad moterys neturėjau tų galimybių ir resursų tik pasigrožėti ir vaikštinėti po miestą. Jos turėjo ir būti ir namų šeimininkės, ir virėjos, ir suvėjos, ir vaikus prižiūrėti, ir sodą parūpinti, ir dabartinės moteriškės, modernios moteriškės, bet kaip ir modernius vyrai, tai galvoja, kad jiems nereikia tų visų tų talentų ir patirčių galim, jeigu reikia kokios pagalbos, tai gali pasisamdyti. Bet lietuvaitės vis tiek dėka jų motinų ir ypač močiučių, tai išmoko nuo pat jaunystės, kaip reikia pasipuošti prie progos, ar į bažnyčią, ar į mokyklą, ar į kokį renginį, ar į svečius, ar pas tetą, ar krikštatėvį, reikia puoštis. Bet ir reikia išmokti ūkiškai gyventi. Tai visa namų rūpyba ir šeimininkauti, ir būti gera moteris, ir būti gera žmona. Dabar prancūzės stebiuosi net ir Paryžiuje apsirengusios su džinsais, sportbačiais, maikutės. Man atrodo vos ne kaip kokios migrantės. Ir jeigu ne dėl šviesaus odos, ir manyčiau, kad jos migrantės. Jokios traukos nėra. O Vilniuje, Kaune pasivaikštant po senamiestį, gali sprandą išsisuk stebėdamas gražuolės iš visų pusių. Labai dažnai, bet ne tik pagal aprangą, bet šviesa oda, šviesiaplaukiai, mėlynakė, bet ir turi tokius bruožus ir nosytės, ir akys, ir smakrai biski kitokie, ypač nuo slavų, nuo pietų europiečių. Gal yra panašumų su šiaurės europietėm, bet dažnai kur nors metro ar Anglijoje ar
Prancūzijoje ar Niujorke matau moteriškę, tai sakau, turėtų būti iš mūsų kraštų. Gal iš Lietuvos, gal Lenkijos, Ukrainos. Tai atsimenu, senais laikais Kaune vyriškai atsisėsdavo po vakarienės ir spręsdavo, kur gražiausios ir fainiausios moterys pasaulyje. Ir jau tais laikais jau buvom spėję visi pakeliauti ten, kur norėjom ir ten, kur galėjom. Tai beveik vienbalsiai sakydavo, jeigu ne lietuvės, tai lenkės. Ir jei ne lenkės ir ne lietuvės, tai ukrainietės. Bet neminėta, nei vienas neminėjo prancūzais, amerikonkos, šveicarės, italės. Viens kis gal kokia brazilietė, kolumbietė, dėl egzotikos, tai sakydavo. Tai vienas ryžtingas pavyzdys, tai yra tokia Ieva Polikaitė, kuri gimus Pensilvanijoje, jos tėvas buvo imigrantas, angliakasys. Po to persikėlė į Čikagą, dirbo varganus darbus ir Ievutė buvo labai graži, labai išvaizdi ir turėdama 17 metų buvo išrinkta Miss Lietuva Šiaurės Amerika. Bet jinai buvo ne tik graži ir išvaizdi, bet labai iškalbi, labai pavyzdinga, labai bendraujanti, labai apsiskaitusi, labai tobula. Gerai. 46 metais jinai susipažino su vienu anglikonu, sakytum, mėlynkrauju, Edvardu Sirsu, bostonišku braminu, kuris buvo diplomatas Paryžiuje. Ir jis iš pirmo žvilgsnio ją įsimylėjo, vedė po 2 mėnesiukų ir įsivežė į Paryžių. Ir tenai jie labai reprezentatyviai organizuodavo priėmimus, vakaronės, pristatymus ir panašiai. Tada jie grįžo į Ameriką ir jie dar nebuvo išsiskyrę. Ir per vieną vakaronę ją nusižiūrėjo toks Vintropas Rockefelleris, kuris Jono Davido Rockefellerio, to pirmo amerikonų oligarkų, magnatų, naftos pramoninko anūkėlis. Ir jis apako nuo jos grožio ir nuo jos laisvo, mielo, šilto bendravimo. Ir ją nusižiūrėjo, nors jis būdavo geidžiausiamas viengungis visoje Amerikoje. Jo norėjo ir Hollywoodo žvaigždės, ir baleto, ir operos solistės, ir aktorės, ir turtuolės visokiausios. Ir jisai skubiai jai pasipiršo ir ją vedė. Gerai, tai jie išgyveno 2 metukus ir tada jinai pridavė pareiškimą skyrybom. O priežastis buvo, kad jis biskį per daug vartodavo ir pradėjo mergininkauti. Tai jisai jai pasiūlė $5,5 milijonų kompensaciją, išmoką dėl skyrybų. O jinai atsakė, kad jai tai mažai, jai reikia 10 milijonų. Tai per advokato šitos kalbos ir darybos tęsiasi 2 metukus, bet po kiek laiko jinai sutiko tų 5,5 milijonų. Ir čia 50 metais baksas tai buvo baksas, ne kaip šiom dienom. Tai jie nusipirko namelį pačiam Manhatane 5 aukštų ir prabangų butą Paryžiuje. Ir savo gražiai išgyveno savo likusias dienas iki 91 metukų. Bet po jos yra daugybė tokių panašių istorijų, kai kokie tobulus pasiturintys amerikonai nusižiūri žavias lietuvaitės ir manytum, kad be jų negalėtų gyventi. Mūsų piršlė Paryžiuje, lietuvaitė Šaulių dramos artistė, jinai irgi ieškojo savo milijonieriaus. Ir pirmas vyras tai buvo smuikininkas Strasburgo simfonijos, kuris ją iškvietė į Paryžių dar tarybmečiais. Antras vyriškis buvo gydytojas pietų Prancūzijoje, bet
bet dar menki baksai pas juos buvo, kol jis sulaukė turtingo, labai turtingo bankininkų paryžiečių. Ir jisai, aš atsimenu, kai jis ką tik ją nusižiūrėjo, jis skubėjo ją nuvesti prie altoriaus, nes bijojo, kad jos gali nebelikti. O čia yra labai žavinga moteriškė, apsiskaičius, pakeliavus, bendraujanti, vyr ėdančią šypseną pas ją ant veido nupiešta. Ir sau laiminga gyvena, jie tapo meno kolekcionierė ir turi milžinas kolekcijas. Gal girdėjot prieš keletą metų, kai buvo kalbos steigti Guggenheimo muziejų Vilniuje Neries krantų, tai jie ruošėsi padovanoti savo kolekciją. Bet kaip nors su savivaldybė nesusitarė, dėl tų sklypų ir nepavyko. O dabar matote spaudoje, kiek mūsų gražuolių, ypač manekinių, susiranda turtingus amerikonukus ir New York, ir Hollywood, ir Santa Monikoje, ir Čikagoje, ir tie vyrai jas garbina, sako, tu tokia graži, tokia miela, tokia sava, tu nesirūpink apie jokius ūkinius reikalus, nei virtuvė, nei suvimas, nei vaikų priežiūra, nei sodų priežiūra, tu tik įsilaikyk savo grožį ir man tas užteks. Nu gerai, Anglijoje irgi yra pora milijonierių, kur nusižiūrėjo ir pasiėmė lietuvaitės. Tai bet ką aš turiu pasakyti, tai tos lietuvaitės tobulos ne tik savo grožio, bet savo asmenybę. Jos turi ką nors gilesnio, jos duša, jos mintys, jų mąstymai, jos labai plataus pasaulėžiūros ir tobulo mąstymo. Ir prisimindamas lietuvaitės New York'e, kur aš subrendo, irgi moteriškis ten atvyko tobulinti mokslus ir karjeros, bet jos visos ir mokėdavo ir šeimininkauti, ir mokėdavo salsą ir tango šokius, ir suprato apie literatūrą, ir poeziją, ir meną, ir viską. Nustebau. Lietuvoje šviesaplaukės tai yra ant kiekvieno kampo ir kiekvienos skersgatvės. O plačiam pasaulyje, ir ne tik Azijoje, Afrikoje ir Pietų Amerikoje, bet ir Europoje ir Šiaurės Amerikoje, jau šviesaplaukiai mėlynakiai tai yra retenybė. Greit jas statys į muziejus. Paryžiuje prieš 37 metukus aš buvau ką tik atvykęs pradėti darbą prancūziškai grūdų prekybos įmoniai. Ir kiekvieną mėnesį vykdavo lietuviškos mišios. Ir ta piršlė, tas šaulietė, sakė, yra moteriškė, kur norėčiau jums pristatyti. Tai ir jinai mano būsimai pasakė, yra toks kavalierius, kur tau norėčiau pristatyti, kuris neblogas, aukštas, sportiškas, pasiturintis, bet neužtektinai, kiek man reikėtų, tai aš norėčiau tau jį perleisti. Gerai, tai mus suvedė vieną piršlybo vakaronę, kai buvo mano senberniai ir iš Čikagos, ir vietinių paryžiečių. Ir buvo ta piršlė su mano žmonelė ir dar porą kitų prancūzelkų ir sukūrėm šampano ir šokių vakaronę pas mane namuose. Tai gurkšnavom šampaną ir šokom salsas ir tango ir valsus iki 4 valandos ryto ir po to nesiskyrėm. Pirmoje vietoje grožis, gerai, akį traukė. Antroje vietoje, kad lietuviško šaknys ir jinai jautė tą šaknis. Trečioje vietoje, kad jinai yra labai kultūringa. Labai žino ne tik Paryžiaus, Prancūzijos, bet visos Europos ir visos pasaulio didžiuosius rašytojus, kino režisierius, muzikos kompozitorius, apie kultūrą. Jie viską labai plačiai ir giliai suprato ir išmano. Ir čia turiu pripažinti, kad buvo ir dar lieka mano silpnesnė pusė. Aukšta, šviesaplaukė, ilgaplaukė, mėlynos akys, žavinga, dramos artistė. Tai jau 36,5 metų mes esam kartu. Bet galiu pasakyti, kad kai mūsų draugai, dauguma, kurie išsiskyrė ir jau dirba su 2 ar 3 ar net 4 sutuoktinę,
jos paklausia arba mūsų paklausia, nu kokie buvo jūsų sunkiausi metai, ar pirmieji, ar penktieji, ar 10, ar 20. Tai mano žmonelė su šypsena atsiliepia, kad jai asmeniškai sunkiausia buvo pirmi 25 metai, o po to lengvas ir pastovus pagerėjimas.